Mano šio sezono tikslas yra patekti tarp suaugusių į tarp 35 stipriausių komandų, o paskui eis Europos čempionatai mūsų metų ir pasaulio čempionatai, tai ten tikiuosi, labai tikiuosi, kad bus geresni rezultatai nei šiemet ir gal iškovosim vieną šitą medalį. Bet dabar negalvoju apie tai, svarbiausia dabar treniruotės yra pasiruošti tam ir tad po vasarį žiūrėsim, kaip bus. Aš užsiimu triatlonu. Rugpjūčio mėnesį Japonijai bus pilnas Ironman varžybas, o kitas bus gegužę pusės distancijos Ironmano Austrijai. Ir tikslas atsirinkti, būti top 3 ir patekti į pasaulio čempionatą, arba tos trumpos distancijos, arba jau pilną Ironman. 13 metais mano rezultatas buvo geriausias Lietuvoje šiuo metu, tai 9 valandos 47 minutės. Stengsimės jį pagerinti. Šio sezono tikslas pats pirmiausias yra gerai pasiruošti Arnold Classic turnyrui, kuriame praėjusiais metais nedalyvavau, o po to dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose. Arnold Classic turnyre norėtųsi pakartoti tas pergalės, kurias esu pasiekęs, ir prie 6 laimėjimų pridėti dar vieną laimėjimą. Ieškojau tokio trenerio, kuris man galėtų padėti pasiruošti vasarai, sustiprėti fiziškai, numesti svorio. Gal vien dėl šito krypausi vieni Aleksandrą. Ieškojau bendrą trenerio, kuris galėtų man padėti ir radau jį. Monika yra stipriausia pasaulyje tinklininkė tarp jaunimo ir aš tikiuosi, kad jinai bus ir toliau stipriausia pasaulyje tinklininkė, jai paaugus šiek tiek ir kad jai seksis, o tam aš tikiuosi, kad mano pratimai jai tikrai padės sustiprėti. Kadangi pats esu sportininkas, tai suprantu, kaip yra sunku pasiruošti varžybose, kiek reikia energijos ir lėšų. Todėl mūsų sporto klubas visada stengiasi padėti gabiausiam, geriausiam sportininkams ir su malonumu priėmėme, pakvietėme į savo sporto klubą Moniką su Aleksandru, kad jie pasiruoštų gerai ateinančiam sezonui. Aš labai džiaugiuosi būdamas tokiu pavyzdžiu, kai mes iš vieno sporto ateinam ir padedam sportininkams kitam sportui, taip kaip Žydrūnas padeda man. Aš padedu Monikai, Monika galbūt padės futbolininkui arba bėgikui ir tas sukasi pasaulyje taip pat kaip sukasi vanduo. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai, kai žmonės padeda vieni kitiems ir padeda siekti tikslų, tai yra svarbiausia, aš manau. Naujieji metai yra tas periodas, kada žmonės nori pasikeisti ir visi subėga į sporto klubus ir nori pradėti sportuoti, pasikeisti, patobulinti savo figūrą, pagerinti savo sveikatą. Ir tai yra labai teisinga ir aš taip pat kviečiu žmonės atvykti į Savicko sporto klubą, kuris dabar jau yra Justiniškėse ir keisti save, bet ne tik tai po naujų metų, bet ir jau pasikeisti visiems likusiem metam, kad tie įpročiai sveiko gyvenimo būdo išliktų ne tik vienerius metus, bet ir visą likusį gyvenimą.